Sveiki! Pademonstruosime, kaip užsisakyti pranešimų siunčiamų kataloge cpo.lt gavimą elektroniniu paštu. Įvedę vartotojo kodą bei slaptažodį patenkame į tiekėjo meniu punktą Pranešimai. Spaudžiame viršuje esančią nuorodą Prenumerata. Pasirenkame pranešimų tipus, kuriuos norėtume gauti elektroniniu paštu, bei spaudžiame nuorodą Išsaugoti. Pranešimai yra siunčiami jūsų vartotojo pašto adresu. Sistemoje pranešimai yra gaunami neatsižvelgiant į tai, ar nurodėte gauti pranešimo kopiją elektroniniu paštu ar ne. Tam, kad vartotojas galėtų pateikti pasiūlymą paskelbtam pirkimui, vartotojo meniu punkte Nustatymai turi būti įvesti vartotojo naudojamo elektroninio parašo duomenys. Šio pavyzdžio atveju elektroninio parašo duomenys nėra įvesti, todėl vartotojas turi parsisiųsti pavyzdinį dokumentą, jį išsaugoti savo kompiuteryje, tada atsidaryti elektroninio parašo formavimo programinę įrangą ir pasirašyti šį dokumentą. Pasirašytą elektroninę bylą reikia įkelti ir išsiųsti sistemos administratoriui, kuris priskirs vartotojui jo naudojamo elektroninio parašo duomenis. Pasibaigus elektroninio parašo sertifikato galiojimui, vartotojas nebeturės galimybės pateikti pasiūlymų. Tokiu atveju atnaujinto elektroninio parašo pavyzdys turi būti pateikiamas ta pačia tvarka. Atkreipiame dėmesį, kad šiame meniu punkte pateikiamas PIN kodų generatorius naudojamas vietoj pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu tik tuo atveju, jei tai nustatyta preliminarioje sutartyje.